dalinamės, kaip ir minėjote, su skirtingomis komandomis, tai mes turime vieną dieną dedikuotą būtent tam. Operacijos yra rimtesnės, ilgos, jos užtrunka apie 3 valandas, tarp operacijų yra tam tikras laikas, paruošimo laikas, tai 2 didelės operacijos yra galimos per vieną dieną. Ir tada tokia ir matematika gaunasi, bet manau, kad tie skaičiai turėtų po truputį didėti. Pirmo pasirinkimo urologinės operacijos, kurios atliekamos robotinė sistema ir operuojant prostatą ir inkstų vėžius vis dėlto. Kokio sudėtingumo tos operacijos apskritai tai yra ir kodėl būtent joms taikoma robotinė chirurgija? Lietuvoje atsirado, taip sakykime, prieš 1,5 metų, kaip minėjote, tokia kaip jinai pas mus yra. Pasaulyje tai jau yra net ir keletą, jau net ir 10 metų yra pradėta naudoti. Rutiniškai pastaruoju metu yra iš esmės pagrindinis gydymo metodas, taikomas prostatos vėžio atveju. Matot, yra tam tikra aplinka,